Labą rytą. Labas rytas, gerbiamas Seimo pirmininkė, diplomatai, ambasadoriai ir visi žmogaus teisų gynėjai. Šiandien gruodžio 10-oji Tarptautinė žmogaus teisų diena ir mes, kaip visada, jau tapę tradiciją, jau 7-ąjį kartą švenčiame šią dieną. Ir švenčiame, ir diskutuojame, ir skiriame visą dieną debatams ir pokalbėms apie tai, kur link stumėsi žmogaus teisų darbotvarkė, kokios opiausios problemos, nes vienas siekis, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visiems įvairių rasių, religijų ir kitokių pažiūrų atstovams. Priminsiu, kad šiais metais forumas skiriamas Lietuvos narystės ES 20-mečiui ir forumas, kaip jau minėjau, vyksta 7-ąjį kartą. Taip pat sveikinuosi su tais, kurie žiūri transliaciją portale LRT LT ir YouTube kanale, ir taip pat yra transliacija iš anglų kalbos, taip pat galima stebėti gestų kalbą. Nuo dabar kokia atidarimo šventė be sveikinimų ir kviečiu sveikinimo kalbą jo ekscelencija Seimo pirmininkas Saulius Skvernelį. Labas rytas, gerbiami forumo dalyviai. Išties matyt, datos, kurios paskatino susirinkti ir diskutuoti šiais labai svarbiais klausimais, yra neeilinės. 20 metų, kai mes esame Europos Sąjungoje, daug ar mažai pasiekėme įvairiose srityse, tame tarpe, kalbant apie pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių užtikrinimą, matyt, bus šio forumo diskusijos. Kitais metais minėsime 35-metį, kada atkūrėme valstybę. Ir atkurtos valstybės istorijoje, kada mes pergyvename 50 metų okupacijos laikotarpį, labai dažnai buvo kalbama apie disidentus, kurie kovojo su režimu. Bet prieš terminą disidentas buvo įvardinama žmogaus teisų laisvių gynėjas, disidentas toks ir toks. Vadinasi, nepriklausomybės atkūrimo kelias buvo neatsiejamas su pagrindinė idėja, pagrindiniu troškimu, ne tik atkurti valstybę, bet atkurti tokią valstybę, kurioje būtų užtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės laisvės, jos ginamos. Ir turbūt šitais svarbiausiais teisės aktais, nepriklausomybės atkūrimo teisės aktų, po to apsisprendimų stoti į Europos Sąjungą, mes ir suponavome savo valstybės ateitį. Šiandien turbūt nebūtų forumo, jeigu mes pasakytume, kad pas mus viskas yra labai gerai. Taip tikrai nėra. Ir galime apžvelgti daugybę sričių, kurios matome išties nesulaukė arba sulaukė per menko mūsų dėmesio, galbūt tam tikrų baimių, stereotipų, ar tiesiog noro patogiau gyventi ir nematyti tų temų, kurios galbūt kažkam tai yra nepatogios. Galime daugybę klausimų paminėti, ir neskiriant, kuri yra pagrindinė, arba kuri man labiausiai, arba jums labiausiai rūpi, nes tai turi rūpėti visai visuomeniai. Ir negalime skirstytis, kad čia yra dalis visuomenės, kuriai tai aktualu, o kitiems, sakykime, daugumos ar mažumos atveju, jiems nėra aktuali tema. Aš noriu skirti ir paminėti, kaip teisininkas, ar šiandien mes užtikriname žmogaus teisę į privatų gyvenimą. Ar turime realų kontrolės mechanizmą nuo valstybės institucijų įsikišimo į mūsų susirašinėjimą, į mūsų tarpusavio bendravimą, į mūsų būsto neliečiamumą, asmens neliečiamumą? Tikrai ne. Ar šiandien mes užtikriname teisę į nekaltumo prezumpciją? Taip pat galim diskutuoti. Kada atliekami kokie nors procesiniai veiksmai, žmogus iš anksto yra nuteisiamas, nelaukiant to pagrindinio principo, kad žmogus yra nekaltas, kol jo kaltė nebus įrodyta teisme. Mes galime kalbėti, ar yra didelis atotrūkis tarp mūsų ir ES valstybių, užtikrinant vienodas ekonominės, socialinės, kultūrinės sąlygas. Tikrai ne. Skurdo srityje, ypatingai vienišų asmenų srityje, skurdo šeimų auginančių vaikų srityje, mes deja paskutinius metus neartėjome prie ES vidurkio, bet nutolome nuo to. Turbūt daugybė klausimų ir šiandien bus diskutuojama apie tai, kas buvo 4 metų praeitos Seimo kadencijos politinės darbotvarkės klausimas.
užtikrinant mažumų teises, kurti bendrą gyvenimą, turėti teisingą teisinę apsaugą, būti lygiavertiems pagal savo suteiktą valstybės apsaugą visuomenės nariams. Yra blogai, kada sukeliami nepagristi lūkesčiai, pažadai, kada darome žmogaus teisų srityje labai svarbiais klausimais tiesiog atskirų politinių partijų siaura darbotvarkė. Aš manau, kad reikia diskutuoti, reikia kalbėti, reikia nebijoti diskutuoti ir ieškoti sprendimų. Ne imituoti procesą, bet ieškoti sprendimų. Šiandien taip pat mačiau diskusijoje bus vienas iš klausimų, ar naujo Seimo politinėje darbotvarkėje bus pakankamai dėmesio skiriama žmogaus teisų laisvių apsaugai. Bus. Bet aš norėčiau, kad Seimas mažiau kalbėtų, o daugiau padarytų ir realizuotų. Ir kalbant apie tos klausimus, kada mes tikrai turėjome tas vertybinius karus 4 metus, bet matyti nelabai kas siekė to realaus rezultato. Tai aš manau, kad šitas Seimas pademonstruos išmintį, politinę valią ir supratimą, kad mūsų visuomenė yra stipri tiek, kiek jinai yra pakanti, vienalytė ir tolerantiška. Ir spręskim tos klausimus, kurie šiandien yra susiję pirmiausia su teisinė apsauga. Tas yra pagrindinis principas. Nesikiškime ten, kur valstybė neturi kištis. Ieškokime diskusijų Seime, bet priimkim sprendimus. Diskusijos be sprendimų yra idėjos diskreditacija. Tai aš tikiuosi, kad tiek naujosios vyriausybės darbų veiksmų plane, tiek ir Seimo politiniai darbotvarkiai bus visi susiję klausimai su svarbiausia žmogaus teisų ir laisvių užtikrinimu, kokie jie besunkus bebūtų. Ar tai liestų šeimos klausimus, ar tai liestų partnerystės klausimus, ar liestų, kaip minėjau, jautrius asmens privataus gyvenimo apsaugos klausimus. Nes kai tik tai tos diskusijos pakyla į viršų, atsiranda daugybė norinčių paspausti, paaiškinti, kad kažko tai keisti negalime, nes didžiulės grėsmės aplink mus yra. Didžiausia grėsmė būna tame, kad tada, kada visuomenė yra suskaldyta, susipriešinusi ir negali priimti bendrų sprendimų. Seimas yra visuomenės veidrodis, kaip ir banaliai tai beskambėtų, atstovaujantis visas visuomenės grupės, ir Seimas turi spręsti klausimus, kas aktualu visai visuomeniai. Aš to tikiuosi. Kai bus, negaliu dalinti pažadų, bet tikiuosi, kad mes tikrai rasime valios, noro ir ryžto atliepti mūsų visuomenės interesus ir priimti sprendimus svarbiausiai. Vėlgi neužsižaisti diskusijose, vertybiniuose karuose ir neturėti jokio rezultato. Tai noriu palinkėti, kad šita diskusija būtų produktyvi, drąsi, būtų pasiųsta žinutė ir politikams, ir komitetas atitinkamiems apie lūkesčius, artimiausius lūkesčius, kurios mes kaip politikai turėtume įgyvendinti. Džiaukimės, kad galim diskutuoti, kad esame laisva visuomenė, o tuos klausimus, kuriuos nesugebėjom susitarti, reikia surasti kompromisą. Kompromisas būtinas ir aš neabejoju, kad mes privalome jo pasiekti. Ar tai kalbėtume net ir tų grėsmių, geopolitinių grėsmių akivaizdoje, kurios šiandien mūsų supa aplinkui ir jeigu kalbam apie valią ir ryžtą ginti savo laisvę, savo valstybę, ją gali ginti, apginti, tik tai sutelkta ir vienas kitą palaikianti bendruomenė. Tai produktyvaus darbo, linkiu sėkmės ir tikiuosi, kad po 4 metų, kada mes čia susitiksime dar kartą, apibendrinant 4 metų Seimo rezultatus, bus galima pasidžiaugti konkrečiais sprendimais. Kas čia bestovėtų, ne tik ir svarbu, kad būtų rezultatai. Dėkoju Seimo pirmininkui. Seimo pirmininkas sakė nebijoti diskutuoti, tai užtikrinu jūs, kad šitie žmonės labai drąsūs, kurie netrukus diskutuos, o aš taip pat noriu savo ruožtu turbūt ir organizatorių vardu padėkoti jums ir padrasinti, pasakyti, kad nebūtina laukti 4 metų, nes rezultatus galima matuoti ir kitą metą, ir už poros metų. Tai dėkui, Seimo pirmininkas turėjo išvykti į Seimo posėdį, nes jam pirmininkauja. Tuo ir mes pradėsim diskusiją, kuri tikiuosi bus drąsi, o dabar dar vienas sveikinimo žodis, kurį tars Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas. Sveiki.
Labas rytas. Labai smagu lankytis pas jūs ir ačiū, kad organizuojate tokias reikalingas diskusijas tokią svarbę dieną. Buvo paminėta, kad šios dienos forumas, šių metų forumas išskirtinis tuo, kad vyksta taip pat ir 20 metų Lietuvos Europos Sąjungoje proga. O štai Europos Sąjunga kitais metais minės savo 75 metų jubiliejų, nes būtent 1950 gegužės 9 buvo priimta Šumano deklaracija. Šumano deklaracija buvo orientuota į taikos užtikrinimą. Ir tai yra vienas ES polis, ant kurio ji buvo statoma. Antras ES polis, ant kurio ji buvo visuomet statoma, buvo demokratija, žmogaus teisės ir teisingumas. Ir tai yra labai labai svarbus dalykai. Be jų sudėtinga įsivaizduoti Europos Sąjungą, be jų sudėtinga įsivaizduoti Europos Sąjungos esybę. Šiandien šiems dalykams yra keliamos didelės grėsmės. Didelės grėsmės, kurias mes matome iš valstybių, nedraugiškų valstybių, iš kitokios pasaulio sanklodos, kuomet bandoma sakyti, kad demokratija gali būti skirtingose vietose, kad žmogaus teisės gali būti skirtingose vietose. Taip nėra. Tai yra visuotiniai dalykai ir mes turime kovoti dėl to, mes turime juos išsaugoti. Pasižiūrėkime į Ukrainą. Karas turbūt yra baisiausias ir sistemiškiausias žmogaus teisių pažeidimas ir bandymas ištrinti demokratiją, ištrinti laisvą pasirinkimą. Jeigu atsisuktumėme į Lietuvą ir pasižiūrėtumėme, kaip Lietuvoje žmonės vertina demokratijos veikimą, tai apklausos rodo, jog daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų teigiamai vertina demokratijos veikimą. Ir tai yra didžiausias skaičius nuo mūsų nepriklausomybės atkovojimų. Iš tikrųjų, didelis pasiekimas ir galime tuo pasidžiaugti ir 20 metų Europos Sąjungoje prie to neabejotinai prisidėjo. Bet tuo viskas nesibaigia. Aišku, kad yra iššūkių. Jeigu mes paklaustumėme lygiai tuose pačiuose apklausose žmonių, kaip jie mato, ar Lietuvoje egzistuoja diskriminacija, atsakymas būtų taip pat taip. Ir dideliu atveju didesnis nei ES vidurkis. Pačiomis įvairiausiomis priežastimis. Tiek dėl etninės priklausomybės, tiek dėl rasės, tiek dėl seksualinės orientacijos, bet netgi, kur Lietuva labai labai stipriai skiriasi nuo ES vidurkių, netgi dėl to, kad galbūt tu esi senas, o galbūt kitur jaunas ir panašiai, nes ir per tai galima diskriminacija ir per tai ji egzistuoja. Todėl sustoti jokiais būdais negalime. Galime pasidžiaugti, bet turime galvoti, ką daryti toliau ir šios dienos diskusija čia labai labai svarbi. Aš labai norėčiau, kad būtų diskusija apie švietimą, nes mano galva būtent taip prisimindami ir stengdamėsi išmokyti jauną kartą, tik tai taip mes galime užtikrinti, kad to žmogaus teisės ir demokratija liks ir trajektorija eis į priekį. Lygiai taip pat mes turime nepamiršti, kad mes turime ginti žmogaus teises, bet taip pat ginti ir žmogaus teisių gynėjus. Ir čia iš tikrųjų tiesiog atsiminčiau tokią pakankamai žinomą frazę, citatą, kuri sako, kad pasaulio pabaiga ateina ne tuomet, kai laimi tie, kurie neša blogį, o kai tie, kurie nenori, kad būtų atneštas blogis, tiesiog stovi šalia ir žiūri nieko nedarydami. Ir tai yra labai labai svarbus dalykas, atsiminkime jį šiandien žmogaus teisių dieną, bet lygiai taip pat ir likusias 364 metų dienas. Gerų diskusijų, ačiū labai ir dar sykį su žmogaus teisių diena. Dėkuoju, Mariu Vaščiagai, pradėjo veikti mikrofonas, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovui. Aš prisijungiu prie šio būrio žmogaus teisų gynėjų ir turim dar 15 minučių, gal dar nuvoksim keletą
trumpiem pasisakymam ir trumpom diskusijoms. Ir prieš renginį aš jūsų visų klausiau, tiesiog, žinot, esminį klausimą, kurį uždaviau. Ar Europinė žmogaus teisų darbotvarkė tapo mums jau savaime suprantama Lietuvoje, ar jį prigijo, ir taip pat klausimą kėlėm apie tai, ar kokie darbai pagrindiniai lauktų Seimo naujo, taip pat naujos sudėties Europos komisijos atstovybės, kalbant apie Europos komisijos, kalbant apie Europinę žmogaus teisų darbotvarkę. Ir noriu formą pradėti diskusinę dalį nuo Mildos Ališauskienės, profesorius iš Vytauto didžiojo universiteto, vienos forumo organizatorių. Kaip jūs atsakytumėte į šitą klausimą? Tik prašau visų taupyti laiką iki 2 minučių. Tai ačiū labai už klausimą. Aš iš karto gal tiesiai ir prie atsakymo, gal prieš tai dar pasakysiu, kad tikrai visus labai sveikinu su šitą tarptautinę žmogaus teisų dieną ir džiaugiuosi matydama nepailstančius lankytojus mūsų forumo svečius, kurie kiekvienais metais čia ateina. Na, kalbant apie Europos žmogaus teisų darbotvarkę, aš sakyčiau, kad sudėtingas čia klausimas, nes viena vertus, kaip ir mes visi apie tai kalbame, ir politikai apie tai kalba, ar ne, ir visiems yra kaip ir žinoma, kad yra ta darbotvarkė, bet turbūt dar, sakyčiau, pasigendu didesnio sąmoningumo ir lyderystės tą darbotvarkę gyvendinant, ir taip pat darbo su visuomenė, kalbėjimo su visuomenė, aiškinimo apie žmogaus teisų svarbą ir kad demokratija neįmanoma be žmogaus teisų. Tai sakyčiau, toks būtų pirmasis mano atsakymas į jūsų klausimą. Kas liečia artimiausius darbus Seimui, čia dabar iš tikrųjų toks beveik pageidavimų koncertas gali būti, ar ne, ką mes norėtume. Aš savo ruoštų linkėčiau suteikti valstybės pripažinimą senovės baltų religiniai bendrijai Romuva ir imtis darbų siekiant depolitizuoti valstybės pripažinimo procesą religinėms bendruomenėms. Na, o kas liečia Europos Sąjungoje atėjusią naują valdžią, naujus žmonės į valdžią ir naujas pozicijas, aš tikiuosi, kad bus ieškoma sprendinių iš tikrųjų, kaip prikalbinti valstybės narės, kurios dar nėra ratifikavusios Stambulo konvencijos, tai padaryti. Ir taip pat, ieškoti sprendinių dėl tos pačios lyties partnerystės Europos Sąjungoje. Ačiū, gerbiama profesorė, išsakėt labai jau konkrečius pageidavimus, tai tikimės, kad jie nuskries iki Seimo ir užteks valios ir spaudžiant mygtukus, balsuojant, ne tik deklaruojant. Dabar kreipiuosi į naująjį Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininką Lauryną Šedvydį. Žodis jums. Tie patys klausimai, arba vienas iš jų. Prašyčiau mikrofoną jungti svečio. Ačiū Jums labai. Milda paminėjo Romuvą, tai šiandieną vyks antrasis balsavimas, svarstymo stadijoje, tai čia labai toks konkretus tikslas ir aš turiu tą jausmą, kad Romuvą vienaip ar kitaip mes pripažinsim, galbūt net pakankamai greitai. Pagrindinis klausimas, į kurį mes turėtume savo atsakyti, kaip mes nupiešiam. Kas yra to žmogaus teisės? Nes mes turėjome 4 metų periodą, kada jos buvo, vadinkime taip, suprantamas be galo kartais siaurai koncentruojantis į labai vieną klausimą. Ir tos grupės, kurios šiek tiek nepateko į tą klausimą arba pateko tik iš dalies, nesvarbu, neįgalėjai, ar netgi moteris, ta prasme, kaip smurto prieš moteris kontekste, jos buvo šiek tiek nustumti kai kurie klausimai į šoną. Ir man atrodo, mes turėtume į viską žiūrėti šiek tiek horizontaliau. Dabar kiek liečia naują Seimo kadenciją apie galimybės padaryti kažkokį proveržį. Aš žinau, kad egzistuoja tas naratyvas, kad esą tik tai dešinės pusės politinė dauguma gali kažkokį proveržį tenais padaryti. Mano pastebėjimas paprastas, kad jeigu žiūrėtume į Europos žmogaus teisų teismo priimtas bylas, situacija neatrodo labai gerai. Ir nenustebkime, kad per artimiausius kelis metus iš įvairiausių sudaromų reitingų atskirai žmogaus teisų klausimais, būtent praeitoj kadencijai mes stebėsime krytį vien tik tai dėl migrantų krizės, dėl spaudos laisvės.
Dėl to aš sakyčiau, kad mums reikia pervertinti, kas įvyko per praeitus rinkimus. Nes per praeitus rinkimus, šviežiai įvykusius, mes turėjome tam tikrą pajudėjimą ne į kairę, į dešinę, bet į centrą. Ir man atrodo, iš centro, horizontaliai einant per atskiras sritis, nesvarbu, ar tai būtų smurto prieš moteris, smurto artimoje aplinkoje tema, religinė laisvė ir taip toliau, aš manau, mes proveržį padarysim. Dėkui, išgirdom pažadą, žiūrėsim, kiek to proveržio bus ir bus tų progų ir tradicinių forumų aptarti ir pamatuoti proveržį. Na ir taip pat su mumis Jurgita Germanavičienė iš Užsienio reikalų ministerijos yra ambasadoriai ypatingiems pavedimams, demokratijos plėtrai ir žmogaus teisėms. Dėkui. Labai malonu sėdėti šitam būry žmogaus teisų gynėjų, kaip jūs pristatėte. Tai iš tikrųjų tikrai sveikinu visus su renginiu ir su aktualiom diskusijom. Peržvelgus programą renginio tikrai matosi, kad daug opių problemų ketinam aptart. Tai aš gal tiesiog keletą tokių trumpų pastebėjimų. Jūsų klausimas buvo, ar prigijo ta darbotvarkė europietiška, ar ne, žmogaus teisų. Tai taip, žinoma, prigijo, bet tikrai žmogaus teisų srityje darbas jisai niekada nesibaigia, nes kaip matom tendencijas pasaulyje, jos nebūtinai būna pačios geriausios, yra nuosmukiai, yra pakilimai ir visos ES valstybės tikrai turi ką veikti savo šalyse. Taip pat vienas iš dalykų, kur Lietuva dalyvauja, ar ne, tarptautinėme kontekste, tai įvairiose konvencijose mes dalyvaujame ir vyksta periodinės peržiūros, tai kaip atitinkam mūsų teisėkūra tam tikrus reikalavimus. Tai tą darom, bet iš tikrųjų tam tikri dalykai galėtų būti geriau įgyvendinami po to, kai gaunam Lietuva rekomendacijas iš tų konvencijų. Tarkim, aš pasakysiu vieną pavyzdį. Ir šitai temai bus nemažai skiriama dėmesio šitam forume. Konvencija prieš visų formų diskriminaciją prieš moteris. Lietuva, taip, jinai įgyvendina šitą konvenciją, bet pasižiūrėjus, mes turim netgi EIGE institutą Lietuvoje. Ir vis dėlto, ko labiausiai turbūt trūksta mano subjektyvę nuomonę, tai nepakankamas moterų dalyvavimas viešame gyvenime. Ir kalbėjo ir Seimo pirmininkas, kad gyvenam neramiais laikais, yra geopolitinių grėsmių. Tai jeigu mūsų tik pusė visuomenė atstovauja daugumą kažkaip tai visose sprendimų priėmimuose, o kita pusė yra per mažai atstovaujama, tai užduokim savo klausimą, kaip moteris ar tikrai pilnavertiškai dalyvaus, kai mes turėsim kažkokias grėsmės konkrečias, kai reikės viešą saugumą, gynybą tą pačią užtikrinti. Vyriausybė naujoji kalba savo programoje nemažai apie išorės grėsmes. Tai iš tikrųjų dėkinga naujam Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkui, kuris jau nuo vasario mėnesio mus kviečia kalbėti apie moterų taikos ir saugumą darbotvarkę žmogaus teisų komitete. Tai tikimės tikrai kažkokio proveržio. Ačiū ambasadorė už jūsų išvalgas. Na, o dabar Indrė Širvinskaitė iš Lietuvos negalios organizacijų forumo ir yra šio forumo prezidentė. Duosim dargi. Ačiū. Sveiki visi. Aš iš negalios perspektyvos atsakant į klausimą apie Europinę žmogaus teisų darbotvarkę, tai noriu, priminti ir pastebėti, kad Lietuva ne tik tai įgyvendina tą žmogaus teisų darbotvarkę, bet yra aktyvi jos formuotoja. Ir man atrodo, kad labai geras pavyzdys yra būtent Jungtinių tautų asmenų su negalia teisų konvencija, kurią tiek Lietuva, tiek ES kaip vienintelė regioninės integracijos organizacija ratifikavo būtent 2010 metais. Tai mes esame tikrai gretose tiek formuojant Europinę darbotvarkę, tiek ir savo nacionalinę negalios politiką formuodami. Tai į tą svarbu atsižvelgti. Ir iš tikrųjų mes tiek kaip Europos negalios forumo skėtinės organizacijos nariai tiek Lietuvoje stebėjome tiek Europos komisijos kabineto formavimą ir pagrindinius prioritetus, tiek ir vyriausybės programos formavimą. Ir žinoma, kad negaliai prioritetas tikrai matomas daugelį sričių, bet Lietuvoje mes su tokiu nerimu galbūt stebėjome, kad vienas tokių aštriausių ir galbūt skaudžiausių klausimų žmogaus teisų prasme nebuvo įtrauktas, tai konkrečiai neveiksnumo klausimas ir neveiksnumo reforma, kuri jau tikrai laukia būti įgyvendinta efektyviai seniausiai. Ir man atrodo, kad šiandien dėl to mes ir kalbėsime būtent apie neveiksnumo reformą vienoje diskusijoje, į kurią tikrai kviečiu sudalyvauti.
Bet tikrai nerima kelia, kad šitas netgi savoka nebuvo panaudota vyriausybės programoje ir mes tikrai tikimės, kad galbūt dar yra galimybė ją įtraukti, nes ką rodo šitas dėmesys vienių politinėje programoje, tai kad yra įsipareigojimas kažką keisti, situaciją taisyti, o situacija tai tikrai yra baisi pakankamai. Tai yra žmonių grupė, kuri apskritai nelabai turi garantijų ir netgi prigimtinės žmogaus teisės nėra garantuojamas. Mes turim žmonių savo valstybėje, kurie neturi teisės būti teisės subjektais apskritai, kurių reprodukcinės teisės nėra apsaugotos, teisė į kūno neliečiamumą. Mes turime vis dar galiojantį priverstinio kastravimo ir sterilizavimo galimybę. Tai man atrodo, kad šita žmonių grupė tikrai vis dar laukia to efektyvaus galbūt kažkokio pokyčio įgyvendinimo ir mes tikrai tikimės, kad net jeigu nevyriausybės programoje tikrai šioje kadencijoje atsiras politinės valios iš esmės spręsti klausimus ir man atrodo kelių yra įvairių, bet tai, kad situacija turi keistis, tai tikrai akivaizdu. Tai tiesiog dar kartą dėkoju ir politikam, ir gerbiamam žmogaus teisų komiteto pirmininkui už dėmesį ir pažadus, tikėsime, kad šitam klausimui tikrai atsiras vietos ateinančioje kadencijoje. Ačiū Indrei Širvinskaitei, išgirdom dar keletą konkrečių pasiūlymų, pageidavimų, tas koncertas tęsiasi. Milda, jūs norėtumėte sureaguoti? Ai, ne, jūs paėmėt mikrofoną. Taip, jūs galite perduoti mikrofoną vaiko teisės apsaugos kontrolierei Editai Žiobieniai. Tai iš tikrųjų sveikinu pirmiausia visus žmogaus teisų dieną. Man labai džiugu, kad ir vaiko teisės yra žmogaus teisės pirmiausia ir todėl tai yra labai svarbu turbūt ir vaikams. Ir kitas dalykas, vaiko teisų konvencija šiais metais švenčia 35 metus. Tai mes suprantam, kad tai yra pakankamai mažai. Ir iš esmės turbūt tas įsivažiavimas įvyko ir ES dėka taip pat, tam tikri pokyčiai yra padaryti valstybėje, bet aš labai norėčiau priminti, kad reglamentuoti, priimti įstatymus yra tik vienas žingsnis. Antras daug svarbesnis žingsnis yra įgyvendinimas. Ir su kuo mes susiduriam dažniausiai, tai yra su įgyvendinimo problemu, kada tiesiog individualioj sudėtingoj situacijoje įvyksta vienas ar kitas atvejis, o įgyvendinimo institucijos įgyvendinančios, irgi arba neįsprendžia tų klausimų, arba netinkamai sprendžia. Todėl reikėtų turbūt pažiūrėti mums visiems plačiai, ką mes dar turėtumėm padaryti. Besidžiaugdami padarytų proveržių per 20 metų, mes turime nepamiršti, kad žmonės gyvena čia ir dabar. Ir jiem pokyčio reikia čia ir dabar. Ne po 10, ne po 20 metų. Ir kitas labai svarbus dalykas tai yra, nei demokratija, nei žmogaus teisės nėra duotybė. Mes turime tai prisiminti kiekvieną dieną, turime žinoti, ką mes ir ko siekiame. Ir stengtis tai užtikrinti mums visiems čia ir dabar. Ačiū ponė Editai Žiobieniai, o dabar kreipiuosi į Seimo kontrolierių įstaigos vadovę Eriką Leonaitę. Ačiū labai. Vėlgi, aš kaip ir kiti kolegos, atsakydama į klausimą, ar prigijo Europinė žmogaus teisų darbotvarkė, atsakyčiau, kad iš esmės tarsi ir prigijo, nes nelabai turėjome ir kitos išeities. Ir čia reikia labai pasidžiaugti ir tikėtis, kad niekada neteks paragauti tų ES turimų, prireikus, skiriamų ir karčių pakankamai vaistų, kaip kad teko paragauti Lenkijai, pavyzdžiui. Tai to tikrai nėra. Bet ar iš tiesų šiandieną mes galime pasakyti, kad ta žmogaus teisų darbotvarkė yra mums natūrali kaip oras? Tikriausiai dar ne visiškai. Nes irgi norisi paantrinti ir gerbiamai Editai, kad ką mes tikrai mokame padaryti, tai dažnai priimti teisės aktus, atsiskaityti dėl teisinio reguliavimo, tačiau ne visada tie teisės aktai tampa realiais pokyčiais praktikoje, ne visada yra suteikiami adekvatūs resursai jų įgyvendinimui ir juo labiau jie ne visada lemia pakankamus mentaliteto ir nuostatų pokyčius visuomenėje. Todėl iš tiesų manau, kad mūsų pagrindinė visų užduotis ir labai yra smagu ir tai irgi yra prigijimo darbotvarkės rezultatas, kad šiandieną mes susirenkame ir visi kartu kalbamės apie problemas. Nes jeigu jinai būtų neprigijusi, tai mes tikriausiai kažkurie ten žmogaus teisų gynėjai rinktųsi kažkur bariuke tarpusavį pakalbėti, mes turim tikrai bendrą susitikimą, kur galime kalbėti ir spręsti problemas. Tai, kad mes jas matom, tai jau yra gerai, kad mes jas matom ir kalbam, kaip jas spręsti visi kartu. Ir mūsų yra užtat užduotis stengtis ir kad taptų realybė ir mūsų kasdienybė ir šio forumo šūkis visi skirtingi, visi lygus. Ir matyt, pagrindinis lūkestis tiek Seimui, tiek ir vyriausybei būtų tai, kad tos
tie iniciatyvos, kurios buvo pradėtos ir su veiksnumo būtent reforma ir su moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimu ir apsauga nuo smurto, kad jos nebūtų paliktos, kad jos būtų tęsiamos, taip pat būtų skiriamas didesnis dėmesys socialinės atskirties mažinimui. Tai matyt, to ir norėtųsi palinkėti. Dėkui Erikai Leonaitį, nuo dabar garbė apibendrinti ir savo pageidavimus pateikti, tą koncertą užbaigti skiriamu Artūrui Rudomanskiui, kuris atstovauja tolerantiškai jaunimo asociacijai, bet šiandien kalbės ir kaip žmogaus teisų organizacijų koalicijos atstovas. Tai sveiki. Įjungtas, ar ne? Tai sveiki visi, norėčiau pasveikinti taip pat su Tarptautinė žmogaus teisų diena. Lygiai prieš 2 metus aš sėdėjau irgi šitoje vietoje ir tada kaip tik buvo praėjusios valdančiosios daugumos viduris kadencijos ir aš gana griežtai tada pasisakiau, sakau, kai bankrutuoja politika, tai tada žmonėms tenka kreiptis į teismus. Ir iš tiesų situacija yra pakankamai prasta, nes mūsų maža valstybė, bet turi net keliasdešimt bylų Europos žmogaus teisų teisme. Tai ir kita situacija irgi byloja apie nekokią situaciją. Pavyzdžiui, per 4 metus visuomenės nuostatų apklausos teigia, kad nenorėtų gyventi kaiminystėje su homoseksualiais asmenim nuo 36 procentų pablogėjo iki 54, tai reiškia net 18%. Su asmenim su psichikos ypatumais per 4 metus pablogėjo nuo 45 iki 65 procentų, nenori kaiminystėje gyventi. O į top 10 6 pozicijas užėmė net su migrantais susiję klausimai. 6 pozicijas iš 10, tai yra labai prasta situacija. Taigi naujajam Seimui iš tiesų ir naujai komisijai, kuriai dabar tenka tokie iššūkiai spręsti ir su migracijos ir aplinkosauginės tokios globalios politikos pokyčiuose kylančios naujus iššūkius su žmogaus teisėmis. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų Seimui, kadangi mums čia aktualu labai šitam nacionaliniam kontekste, nereikia laukti 4 metų. Ir reikia spręsti situaciją kaip įmanoma greičiau. Tai reiškia, iki naujo politinio ciklo labai norėčiau palinkėti, va dar kaip tik čia yra ir Seimo atstovai, kad iki naujo politinio ciklo po 2 metų jau turėtumėm kažkokių rezultatų, nes kai pusės kadenciją, tai vėl galėsime tik tai teikti, kad politika bankrutavo ir žmonės toliau turi tęsti ir ginti savo teisės tik tai teismuose. Tai, o kokias problemas jau čia kolegos įvardijo ir labai kviečiu visus dalyvauti įvairiose šio renginio forumuose, diskusijose, susitikimuose ir sužinoti, kokios tos problemos egzistuoja ir kaip jas reikėtų spręsti. Tai geros šventės. Ačiū Artūrui Rudomanskiui, ačiū visiems, kurie šiandien atvykote, kurie išsakėte savo pageidavimus, savo matymą ir atkreipė dėmesį į daugybę opių problemų, nes, kaip ir Seimo pirmininkas kalbėjo, kad galbūt kartais žmogaus teisės suprantamos labai siaurai, tai aš čia išgirdau didžiulį spektrą ir svarbiausia, kad jos būtų girdimos tos problemos ir naujos kadencijos Seime, tiek naujos kadencijos Europos komisijoje. Tai ačiū visiems, kurie susirinkot ir noriu pakviesti dabar skubėti į diskusijas, nes jos jau prasideda 10 valandą, mes šiek tiek keletą minučių nuvogėme, galima pasakyti, bet tikrai spėsite įvairias diskusijas, kurios tęsis visą dieną. Naudokitės galimybę pamatyti ekspertus ir žmogaus teisų gynėjus. Dėkui ir gražios dienos.